paprastai žmonės taip kasdieną pradeda savo važiavimą į darbą, būtent automobilyje. Ir mes buvom priversti, nes išsigandom, kad bus lietus, ar ne? O kaip jūs važinėjate į darbą? Mes ilgai ieškojome Facebook'e, kas mums galėtų papasakoti. Gal dirba kažkokiai nuostabiai darbovietėje, kur jūsų darbdavys skatina jūs važinėti dviračiu. Man atsirado tokių nuomonių, kad darbdavys turėtų būti asilas, jeigu skatintų darbuotojų. Maždaug savo kaip tik darbuotojai pastato į tokią pavojingą padėtį, kuomet važiuodamas į darbą dviračius gali tiesiog kažkur susižaloti, būti ar partrenktas automobilio ar ko nors. Na, bet iš tikrųjų su Linu Robinsonu šnekėjau, tai sako juokas juokai, žinai, juodas humoras, bet iš tikrųjų taip yra situacija tokia, kad automobilininkai dažnai nežiūri savo dešinį veidrodėlį, o mes dviratininkai mėgstam dažnai pro dešinį šoną pravažiuoti. Šiandien lankomės pas visiems puikiai žinomą barzdylą Liną Robinsoną, kuris kadaise sudalyvavo TV šou Robinsonada. Na, o ką jisai veikia šiandien, toj pat sužinosime ir jį užkalbinsime. Tai verslo idėja turbūt jinai net kaip ir neatėjo, jinai po truputį įsigyvendino, įaugo į kraują netyčiukais, geriant rytinius burokėlius arba valgant kovinį miuslį kalnuose. Tai tapo natūralu, kad žiloj, gilioj jaunystėje pradėjau dirbti kalnuose, kaip kalnų slidinėjimo instruktorius, galiausiai kaip gidas, vadovas, kalnų vedlys, ir tai praleisdavau tenai iš esmės metų bėgyje gerus stiprius 6 mėnesius, tai yra gerą pusmetį. Grinai kelionėse kalnuose, neskaitant, kad poilsis vėlgi su tuo būdavo susijęs, varžybos arba laisvalaikis vėlgi su tuo buvo susijęs. Ir taip kažkaip gavos, kad dar būdamas visai vaikėzas, jaunas guvužuolus ir taip toliau, palaidais plaukais, kažkaip tai įsigijau vienas savo slides. Kai nevažiuodavau kalnus, jas pabandžiau tas vienas slides išnuomoti draugui. Tada kažkaip tai įsigijau antras slides su vienais batais, tada pabandžiau tas 2 slides ir tuos vienus batus pranuomoti. Ir sportas ir dviratis ir aš, tai iš vis nesusijami dalykai. Tai yra, būdavo varžybos, tu jas atvažiuoji ir mini tiek, kiek gali. Dviračio aš aktyviai miniau turbūt būdamas 14-16. Tai šie metai pirmieji, kai visiškai netikėtai nusprendžiau, kad reikia susidraugauti pagaliau su dviračiu. Pradėjau jį truputėlį daugiau minti ir iš karto iššokau į triatlono varžybos Estijoje, kur vėlgi tokia Armstrongo formatas labiau paremtas labiau dviratininkam. Tai reiškia sumažintas labai smarkiai plaukimas, apmažintas bėgimas ir išryškintas, tarkim, dviračio etapas. Nu ir galiausiai vainikavo prieš savaitę ultra triatlonas. Tai yra 7,6 km plaukimas atviram vandenį, tai yra 360 km minimas ir tai yra 84,4 km 2 maratonai bėgimas. Šitas gerulis, kuris mane, ačiū jam, tempė, išlaikė, nepavedė ir tikrai mes su juo draugavom ilgas valandas, mindami šį ultra triatloną Panevėžyje. Stengiamės riedėti, stengiamės dviratuką neužmesti ir vat jų čia ir įmonė mėtosi aplink apie kiekvieną kampą. Vieną sugedo, įmi kitą, atvažiavai darbą su gražiu dviračiu, dieną užlyjo, purvų užnešė, įmi tą prastesnį, blogesnį, nešvaresnį, kad grįžti, tarkim, kad nepraleisti skalbyklai laiko, paskiau jį šveičiant kiekvieną kartą. Ir faktas, kad stengiamės judėti ir kai kurie Robinsonados kolektyvo nariai jau labai smarkiai tai įsijungia ir turi tikslų, kilometrų sukti, varžybose geriau pasirodyti ir taip toliau. 3 kart apsidairant ir dar 3 kart apsidairant prieš žengiant pirmą žingsnį yra tolygų nuliui, nes bet koks, atsiprašau, asilas atlėkęs gali tave kirsti ir tai buvo ne vieną kartą ir man, ir per pėsčiųjų perėją einant. Ir kita pusė, nereikėtų užmiršti, kad dviratininkai taip pat yra geri atliepausiai. Kad šitoj vietoj mes reikalaujam, bet realiai patys tų taisyklių nesilaikom ir per raudonas važiuojam ir galvojam, kad esam greitesni ir gudresni už kitus vairuotojus ir taip toliau ir taip toliau. Va ir ieškojau aš tų, žinai, firmų, kurios, na, vis tik tai pasigirdo, kad taip, pas mus yra
Visos galimybės atvažiuoti su dviračiu į darbovietę, jį pasistatyti, pasidėti persirengimo rūbus, vis tiek dažniausiai žmonės mėgsta ne su tais pačiais rūbais dirbti, su kuriais atmina dviračią, ar ne? Labai tamsta gerą temą paminėjai, iš tikrųjų daug kur su dviračiu net į vestibiulį, į koridorių net neįleidžia. Maždaug eik, palik kažkur lauke, o lauke net nėra kur prirakinti. Su šypsena vis prisimenu savo piešimo dėstytoją Praną Griušį, kuris važinėja su labai senu dviračiu į darbą. Tai va, ir tu nepatikėsi, atsirado vis tik tai firma, pasirodo, kad jų ten iš tikrųjų nemažai yra, bet ne visos tiesiog gal atsiliepia, kurios skatina savo darbuotojus minti dviračiais į darbą. Ir nuvykau pakalbinti Paulių Insodą, šios firmos direktorių. Su Paulius Insoda, BNFQ Technologies direktorius. Aš iš tikrųjų užaugęs esu su dviračiais ir neįsivaizduodavau savo jaunystėje į vasaros ir iš viso be dviračių. Aš sakyčiau, tas skatinimas toks yra natūralus, mums patiems patinka dviračiai ir važinėjom dažnai, kai geras oras. Dabar nežinau, ar daug yra į darbą atvažiavusių dviračių, bet vienas iš dalykų, kas yra, tai yra, kad mes esam šalia vieno pagrindinių dviračių takų Kaune. Tai tas irgi duoda privalumą, tarkim, žmonėm atvažiuoti. Jis vyravo jau 30 metų, tik gal netoks lygus. Mes jo važinėjom jau seniai ir riedučiais mes seniai rėdėjom juo ir taip toliau. Sako, einam parodysiu kambarėlį. Nusileidžiam į apačią. Ten yra, nežinau, beveik 15, gal 20 kvadratų dydžio kambarys pirmam aukšte ir iš kiemo pusės įvažiavimas, ten galima savo dviračius įvesti ir pakabinti ant sienos. Jis praktiškai nuo Šilainių iki Lampėdžių yra tikrai geras dviračių takas. Plius senamiestis gali vėl krantinę iki Panemunės tilto nuvažiuoti. Tarkim, dabar iki Panemunės tilto sudėtinga, kai tas tiltas yra uždarytas Panemunės, bet iš principo tai yra pakankamai dviračių prasme, tai sankryžoje su dviračių takų suėjimo Kaune. Vilniuje irgi turim biurą, tai Vilniuje irgi su dviračiais žmonės važinėja, tai aš šiemet suorganizavo, kad iš Vilniaus į Trakus miškais, pakrantėm, visokiais keliukais įdomiais, tai tokį žygį padarė vienos dienos iki Trakų ir atgal. Ir paklausiau Pauliaus, ar čia buvo didelė investicija, tai jis net pradėjo juokti, sako, kokia čia investicija. Sako, aš tik tai džiaugiuosi, kad mano firmos darbuotojai puoselėja sveikatingumą, kad jie yra žvalesni. Sakyčiau, čia yra tiesiog mini toks kaip ir privalumas darbuotojams ir šiaip smagu, tai vasarą, kai geras oras, sėdi, jeigu visą dieną biure, tai ką, bent ryte vakare prasivažiuoja į keletą kilometrų, tai ir sveikatai tikrai geriau yra. Aš sakyčiau, čia net investicija į darbuotojų sveikatą. Tai problema yra ne tai, kad padaryti yra sunku, ar ten kažkokias... Bet nebūti priešišku ir sugalvoti tai. Taip, čia yra svarbiausia, nes tiesiog pasakai dviratis, tai kažkodėl tai iš karto maždaug važiuok į mišką. Dviratis tik į mišką važiuot, tai... Taip, bet pavyzdžiui, viena mano pažįstama moteris pasakojo, kad buvusiam darbe darbdaviai net prašydavo, kad jinai dviračio neatsivarytų į vadinamą vestibiulį ar koridorių prie jų kabineto, sakydavo, išsitemk į lauką jį. O dviratis, žinai, nėra toks jau pigus dalykas. Galima sakyti, kartais ir prabangos prekė, kai kurie dviračiai Lietuvoje yra. Tikrai lenkiu galvą prie žmonės, kurie išdrįsta važiuoti žiemą, apsiginklavę spigliukais, specialiais spigliukais padangose, velkasi rimtą aprangą skirtą važinėti, sportuoti žiemą ir išdrįsta iš tikrųjų važiuoti per pusnis. Jo, bet iš esmės tai labiausiai norėjom, kad šitos laidelės formatas būtų ne pesimistinis, kaip yra blogai, bet tiesiog pasidžiaugti, kad yra štai tokie Linas Robinzonas, Paulius Insodas su savo kompanija. Žmonės labai baidosi, žmonės labai pavieniai, kiekvienas tas toksai pesimizmas, kuris yra
oi, tai aš čia blogai važiuoju, arba oi, tai aš čia tik pradėjau, tas savęs toksai menkinimas pastoviai, nu, jisai užmuša. Čia toks lietuviškas būdas, tarkim, ne? Niekas mes nepradėjom ir negimėm iš mamos su redučiais, su dviračiu ar ten su slidėmis ant kojų, ne? Visi mes pradedam savo laiku, vieniems sekas geriau, kitiem ne, vieni tam skiria daugiau laiko, kiti mažiau laiko, bet tai yra bet kokiu atveju pirmiausia fun, pirmiausia malonumas, pirmiausia laisvalaikio praleidimo forma. Nu, jeigu iš jos dar kyla kažkokios tai ambicijos, tai manau yra nuo to tik geriau visiems, ne, tarkim. Tai taip darom, taip kviečiam kiekvieną ketvirtadienį ir nesvarbu, kad jau rugsėjis. Tos dienos, kai nelyja, tikrai Jurbarko gatvė 2, 19:00, kiekvieną ketvirtadienį su visom pagalbom, judam, riedam, mokinam judėti per miestą, nes takas yra viena dalis, o judėjimas per miestą urbanistinėms, sudėtingesnėms sąlygom, per grindinį ar senamiesčio akmenys yra jau kiti dalykai. Tai va galima sakyti, kad kaip ir sveikatingumas, kiekvieną rytą turit kažkokį ritualą, sako, kad net rytinės kavos nebūtinai gerti po to, kai taip žvaliai pravažiuojate su dviračiu maršrutą. Ir iš tikrųjų žmonės, kaip parodė tyrimus, daugumoje mėgsta 5-6 km ilgio kelionės į darbą. Tai optimali rytinė mankšta, fizinis aktyvumas, nereikalaujantis kažkokių labai didelių pastangų, kiekvienas gali sėsti ant dviračio ir važiuoti. O ko mes bijom, nežinau, mes šiandien lietaus išsiganom, iš tikrųjų. Nors sako tikri dviratininkai, kaip ir žvejai, nėra blogo oro, yra blogas apsirengimas. Na kągi, džiaugiamės galėję patapti jūsų žiūrimos laidelės vedėjais, kūrėjais, šias pastarąsias 10 laidelių. Kurios ir vainikuoja mūsų laidų ciklą, po kurio atsisveikiname, aišku, ne visam laikui. Žadame dar grįžti karts nuo karto. Ir panagrinėti jums opes problemas, mums įdomias temas. Bei renginius, kurie vyksta aplink mus. Su jumis buvo muzikantas, plento dviračių entuziastas Giedrius Džumbo. Ir Giedriaus kolega, muzikantas Augustinas Gutauskas, fiksuotos pavaros entuziastas. Laidelė Mink, skirta dviračių entuziastams Kaune ir ne tik. Iki kitų susitikimų.